Sveiki visi, šiandien servise 007 turim kiek kitokį darbų pavyzdį. Tai mūsų Landi Renzo dujinės įrangos dirbtuvėse turim atvykusi Jeep Compass automobilį, 4 cilindrų varikliukas, 2 litrų, 115 kW galios ir jam iš tikrųjų sumontavom naują Landi Renzo sistemą, bet prieš tai demontavom seną kažkada montuotą Tegas sistemą. Tai pati įranga su neaiškiu reduktorium, kompiuteriuku, purkštukais ir pasibaigusio galiojimo atikerio balionu. Tai be abejonės reikėtų keisti balioną arba pratesinėti, sistema neveikia ir visiškai nepasileidžia, ir purkštukai prastai dirba, ir reduktorių reikia remontuoti, na žodžiu, iš principo visą sistemą reikia remontuoti. Sistema nėra pati patikimiausia ir geriausia, tai be abejonės, jeigu praktiškai 10 metų, tai ko ir norėti iš kitos pusės, tai buvo su klientu priimtas sprendimas tiesiog sumontuoti naują, patikimą, šiuolaikišką Landi Renzo sistemą ir jos komplektą tam, kad tų problemų neturėti, vėlgi ilgus metus džiaugtis dujomis. Tai labai trumpai apie pačius komponentus. Tai yra sumontuotas Landi Renzo Evo OBD valdymo blokas, truputėlį žemiau sumontuotas Landi Renzo Li10 Turbo didelio našumo dujų reduktorius, slėgio daviklis, filtras specialiai kliento pageidavimų su nusodinimu, atskirai nuo reduktoriaus sumontuotas Landi Renzo skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas, na ir dujiniai purkštukai slepiasi po variklio gaubtu. Be abejonės visi darbai, kaip visada, servise 007 pagal gamintojo reikalavimus, pagal aukščiausios kokybės standartus, tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškos medžiagos, priemonės, žarnos, jungtis, dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Visi laidai yra lituojami, įvelkami apsauginės gofras dar papildomai izoliuojamos, tam, kad nebūtų problemų nei dabar, nei ateityje su laidais. Be abejonės įvertinant tiek vibracijos variklio skyriuje, tiek ir temperatūrinius visus faktorius, tam, kad tų problemų, kaip minėjau, neatsirastų ir ateityje. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką sumontavome centrinėje konsolėje, ten, kur ir buvo senasis mygtukas, pradėsiu galbūt nuotrauką, kad matytumėt. Pildymas buvo padarytas į bamperį, štai šitoje vietoje, tai pildymą demontavom, tą dėžutę užklijavom tam, kad neitų netyčia atsukti ir užsipilti, ten pajungti pistoleto ar dar kažko padaryti. Tai va, tai padarėm į be abejonės prie benzino užpilimo vietos, gražiai viskas slepiasi po vanteliu, užsidaro, viskas tikrai labai patogu. Na, dujų balionas yra sumontuotas prie vietoje atsarginio rato vietos. Čia lygiai tokio pat, iš tikrųjų, tokių pačių matmenų buvo balionas, lygiai tokių pačių matmenų ir dėjom. Jis jau remiasi viršinę plasmasinę, didesnis netelpa. Tai yra 62 litrų Borme kokybiškas dujinės įrangos balioniukas. Dugnas lygus, švaru, tvarkinga, gražu. Tai va, tai tiek apie Jeep Compass ir dujinės įrangos sistemos atnaujinimą. Kartais taip jau nutinka, kad susumavus visus komponentus, kuriuos reikia keisti ir tvarkyti, tiesiog gaunasi protingiau tą sistemą tiesiog demontuoti ir sumontuoti naują. Tai ypač tiem, kurie nenori vargti su sistemom, pastoviai jas remontuoti ir kankintis, tai kartais toks sprendimas irgi yra variantas. Jeigu kažkokios pagalbos iš mūsų reikės ar klausimų turėsite apie dujinę įrangą, klauskite, mielai atsakysim. Ačiū.